Sveiki visi, jūs esat Kamstyčiais kanale skirtam siuvinėti kryželiu, malonu jūs matyti. Jeigu norite pažiūrėti, kaip man pasisekė pasiuvinėti per birželio mėnesį, rotacijos 10 procesų po 10% būdu, taip pat pamatyti šiek tiek pirkinukų ir dalelę mūsų kelionės į Rotterdamą ir šiaip visokių dalykėlių, tai likit su manim dabar ir pažiūrėkit. Tai dabar apie šitą rotaciją 10 procesų po 10%, tai nepavyko man birželį padaryti viso rato, pritrūko šitų, reiškias, citrinų iš siuvinėjimo ir aišku, narcizus nepajudino iki 10%, bet visi kiti pasiekė savo rezultatą. Dar norėčiau paminėti pliusus ir minusus šios rotacijos, aišku, jau gal kartojasi, nes praeitą mėnesį minėjau. Tai pliusai būtų tokie, kad siuvinėjasi visi darbai po lygiai, pamatai realiai savo greitį, kad tavo greitis gal nėra toks didelis ir kad startuoti gal tau ir nereikia. Tai realybė tave tiesiog atsiduri toje realybėje. Aišku, visi juda procesai, tai smagu. Minusas tas, kad nelabai siuvinėti linksma didelius darbus, nes žingsnis labai didelis, 10%. Ir taipogi tai yra labai suplanuota viskas, nėra jokio kūrybiškumo, jokios staigmenos, negali paisyti savo norų. Ir aišku, čia Rasa minėjo tokį minusiuką, kad labai sunku sustoti ties 10% kartais. Norėtum ir pratęsti gal, o staiga jau 10% įsisiuvinėjo, reikia keisti darbą. Tai va, tokios tokelės klausimas, ar aš toliau tęsiu, tai manau šiek tiek padarysiu pertrauką. Visada galima grįžti. Įsisiuvinėjo Vervako firmos karvė akriliniais siūlais, dar aš jos neskalbiau, tik apkirpau šonus, paruošiau jau apipavidalinimui. Tai va, tai teks man galbūt siūti tiesiai ties tą medžiagą, bet labai smulkiu dygsneliu, kad nesimatytų kanvos. Tai va, visiems rekomenduoju, kas nori kelioninio proceso. Ir karvė jau yra pabaigtukas. Sekantis procesas yra dama su šuniukais, pasiekė 90%, parodau ją, taip. Štai toks didelis procesas, atsiprašau, jūs pajudinau, tai va, susiuvinėjo šuniuko koją, staltiesė, tokia gobeleninė senovinė su auksiniu kraštu, siūlais imituojamas auksas. Šitas darbas siuvinėtas nuo 19 metų, Madeira siūlai 18 kanva, bet siuvinėjasi labai greitai, labai daug plotų. Iš popieriaus, aišku, tas minusas, tai va, tai dabar sekantį mėnesį aš jau jį turėsiu kaip ir pabaigti jau norisi, nes jau atsibodo ir galėsiu užsikloti, nes labai didelis tas darbas. Tai va. Ir dar yra neužpildytų kraštų, tai teks pabaigti viską ir pasidėti į išsiuvinėtų darbų kaip dėklą. Tai šis darbas pasiekė 90% išsiuvinėta apie 8000 kryželių. Sekantis procesas gyvena tokiam siūtam mano dėklė, aš jo labai patenkinta. Čia yra panaudota staltiesė ir taip pat indų šluostės naujos viduje. Tai labai tokia ne per tvirta, ne per minkšta, bet ir nelabai pupsanti ir pats tas, ko reikia. Siuvinėjau gal iš su pirmo dydžio nurgę lankeliu, nesu tikra, ar antro, ar pirmo, bet čia nenurgė, bet imitacija to. Tai va, šis darbas grybai pasiekė 80% ir įsisiuvinėjo 1600 kažkur kryželių. Siuvinėjau remelį, musmirę, šitą raudoną musmirę. Tai va, darbas eina lengvai, nepastebiu, kaip tie kryželiai čia subyra.
tikrai kreivoki, aš manau, ypač šviesūs siūlai, bet išsiskalbs gal atrodys geriau. Na ir čia kandidatas į pabaigtuves jau, kiekgi galima. Taip, siuvinėti tokį, atrodo, nedidelį darbą. Nuo praeitų metų vasaros aš jį siuvinėjau. Taip, tai sekantis darbas yra Wildflower Team, reiškia firmos siuvinėjama DMC siūlais ant 16 count, ant 27 counto lygaus audinio. Tai va, siūlų tiek dar yra. Siuvinėjau į puokštę, tai va visą dešinę pusę. Šiek tiek bieso, yra mazgelių jau, ramunės tokio žavio, šiek tiek pusinių, ir jau čia praktiškai kai kur netgi pasiektas tas į šonas tas kampas, kas siuvinėtojas džiugina, kai pasieki kokį kampą ar šoną. Tai va pasiekė 70%, išsisiuvinėjo 1500 kokie, gal mažiau, nes nerandu Fantasy Stitch, kur yra, kur pažymėta, kiek išsiuvinėjai per dieną kryželių. Jeigu tai yra, gal man reikia dar pažiūrėti kokį video tikriausiai, nes aš nerandu tos vietos. Naudoju rūšiuoklę, siuvinėti kitaip neįmanoma. Nelabai čia gražinai, bet funkcionali, nes labai yra išmėtytų kryželių, daug spalvų ir gaila palikti siūlą, jisai visas neįsisiuvinėja. Taip va. Tokios tokelės. Šį darbą norėčiau pabaigti šiais metais. Ir smagiai siuvinėjasi, labai elektroninė schema nėra ką lyginti, kai iš popieriaus vargau iš smulkios mereškos schemos. Man jinai per smulki. Tai va pasiekė 70%. Išėjau prasibėgti. O, gėlės, laukai, saulė. Va, oras buvo labai karštas, tik dabar išeina išeiti. Sekantis darbas Pink Blush Bouquet Lanarte firmos, gyvena mano siuvinėtam dėkliuke. Tai va taip atrodys tas darbelis, atsiprašau. Įsisiuvinėjo gal 800 kryželių, taip, bet labai sudėtingai, labai daug spalvų yra. Atrodo, kad lengva siuvinėti, bet nelabai. Čia yra daug pilkų, daug spalvų primėtyta, kaip juokavau, kad kaip čiaudyta kryželiais. Tai va, tai toliau stengiuosi darbuotis. Noriu pasiekti šitą gėlę pačioje ir rankenėlę to puodelio alavinio. Šitas darbas pasiekė 60%, tai va nedidelis darbelis, liko keli tūkstančiai ir bus pabaiga, bus valio. Tai va, atleiskit, kad aš taip skubu, man taip išėjo, kad pirmą kartą įrašiau visą video ir neįsirašė garsas, tai va jau norėtųsi ir kaip ir greičiau viską pasakyti. Čia rodau savo kojinę, kaip aš ją siuvinėjau viešbutį Rotterdame, čia 8 aukšto vaizdas į miestą. Štai taip atrodė ta kojinė prieš pradedant siuvinėti šį mėnesį. Tai va, kaip sakiau, tai parodysiu, kaip jie atrodo dabar. Na, dar pasimėgaujam vaizdu pro langą. Patiko labai miestas, labai gražus Rotterdamas. Sekantis darbas yra kojinė Dimensions paprastos kolekcijos Santa's Truck Stocking. Tai va, pasiekė 50%, įsisiuvinėjo 1700. Tai va, vežiausi į kelionę, nes 14 counto tai yra kanva ir parodau, kiek išsiuvinėjau. Išsiuvinėjau mašinos priekį, vainiką, į kaspiną įdėjau blizgų siūlą. Taip. Yra pusinių, čia matosi pusiniais eglutės apsnigtos ir labai gražus veidrodėlis. Eglutė irgi siuvinėjama pusiniais, užpildžiau taip pat baltą foną pusiniais, stengiuosi biesą daryti, kad tam gabaliukai būtų viskas padaryta. Man atrodo, Dimensions taip reikia siuvinėti, kad viską daryti, ta prasme, iš karto. Ką toliau siuvinėsiu, tai kitam kartui numerį ir dovanėlės, bus kulnas tos kojinės. Labai patinka, tinka net kelioniai.
Taigi šis procesas pasiekė 50%. Sekantis procesas Sweet Nectar Amishop firmos Dimensions kopija. Bus va toks kolibris su tokiom gėlėm, čia sulfinijos arba petunijos, ar kitos gėlės, kolibriai lėkštės kraštuose. Tokios egzotinės gėlės, stambus fone, čia aš galvoju visą laiką, kad ta lėkštė yra juoda šonuose, bet ne, čia yra tik tai viena gija, yra juoda siūlo, taip su žaliu, yra 2 rūšių blendai. Žalias tamsiai su kitu šviesesniu ir žalias su juodu. Įpinamas yra auksinis siūlas į kraštelį, 2 gijos auksinio, 2 gijos tokio, kaip tokio rudo tokio siūlo. Tai va, išsiuvinėjau 2700, daug iš tikrųjų, bet šis procesas yra mano mėgstamas. Man netgi dabar va, tas gėlės pamerktas, iš mano daržo primena gal šitas gėlės, o tik dabar pastebėjau. Tai va, ką toliau siuvinėsiu, aišku, tai kas yra lankelyje. Stengsiuosi užpildyti ir lėkštę, ir jo šoną. Tai yra mano mėgiamiausias procesas, aišku, jam skyriau daugiausia dienų, 5 dienas siuvinėjau šį kiekį kryželių, siuvinėjau ant lindos ekrių spalvos, tai ne balta spalva. Tai va, bus lėkštė gan didelė, bet labai graži. Visa serija skirta daryti iš popieriaus gėles, mano močiutė kurdavo gėles, šitas rinkinys labai gražus. Ir toks labai gražus, pilna tokių rinkinių ir pilna to popieriaus. Va, kiek čia galima visko pasidaryti. Visokių detalių popieriniam gėlėm. Čia užėjau tokią parduotuvę, vadinasi Crea Corner. Va, kiek visko daug. Gal prisimint mano močiutės hobį ir padaryti va tokią puokštę, nežinau. Labai graži. Siuvinėjimas skyrius nedidelis, tai va yra tokie rėmeliai, tokios kanvos, rėmelių daugiau, įrėminimai, knygutės, sašiko labai didelis. Skyrius ir tokie rinkiniai. Ir viskas. Dar daugiau dar ten yra. Siūlai. Rinkiniai. Ir daug DMC siūlų. Sekantis darbas DMC Classic firmos Traditional Sampler. Tradicinis sampleris pasiekė 30% ir nors parašta Advanced, nesutinku, man atrodo, jis yra easy. Siuvinėjant ant 25 kanto lygaus audinio ir išsisiuvinėjo motyvai visokie, reiškia tie visi raštai ir data mūsų vestuvių metinio aš pakeičiau. Tas skaičius, parašiau mūsų datą. Tai va, tai ką galiu pasakyti, labai džiaugsiuos, kai siuvinėsiu šitą medį ir šitas vazas ir širdeles. Labai laukiu, nežinau, ką reiškia tos raidės, tai gali būti, kad išsiuvinėsiu mūsų su vyru raides, o toliau visas kitas raidės. Ir čia vestuvių metinio data. Tai va, šis DMC projektėlis super lengvas, nes nori nustoti jį siuvinėti ir jisai pasiekė 30%. Taip. Štai mano toks naujas startas, Daffodil Planter, narcizų vazonas, taip, DMC firmos Classics, 22 000 kryželių, o tokie siūlai, 30 siūlų, DMC labai trumpo ilgio, bet kadangi spalvos kaip tai tokiais mažais gabaliukais, tai labai patogu, išsiuvinėjai tą vieną spalvą ir keiti siūlą, nes siuvinėjau ant lygaus audimo medžiagos,
ant DMC lino 25 kaunto. Ir va štai tai pradėjau mažą tokią gėlytę. Taip. Tai va, čia mano pradžia. Ir siuvinėsiu 10%. Ir paskutinis darbelis, taip jam pasisekė, pasisiuvo jam toks dekliukas su narcizais. Labai džiaugiuosi, kad taip turi dabar tokį dėklą. Taip, tai va, tai taip atrodys. Ir jame čia išsiuviniau nedaug, bet va toks gražus gaunasi darbas, taip. Siūlai DMC firmos. Ir ką galiu pasakyti, kad siuvinėsiu įdomiai. Eisiu žemyn į vazoną šiek tiek, kaitaliosiu, kad nebūtų tik tas didelis vazonas, nes bus gan nuobodu siuvinėti. Daugybė narcizų, daugybė juose atspalvių, žolėse taip pat ir daug artimų. Labai skiriasi tik pustoniais primaišyta, bet kabinsiuos už tų, reiškias, už kryželių vieną už kito, kad nepasiklysti ir viskas bus gerai. Siuvinėjau ant 27 kaunto lino DMC, man atrodo, tas linas, o gal 25 kaunto lino, nežinau, čia no name. Turiu didelį ruloną. Pirmą abejojau, kad ta geltona spalva, kaip čia nedings tie narcizai, bet labai dabar džiaugiuosi, nes gerai pavyko pakeisti, man atrodo, tiks. Taip. Ir paprastas, net aišku, būna kartais tų plonų siūlelių, reikia labai atidžiai žiūrėti, nes gali supainioti ir padaryti, pavyzdžiui, vietoj 2 siūlų 3 įsiūti. Tai pastoviai turiu kontroliuoti save. Tai va, toks mano darbas. Tiek išsiuvinėjau. Labai gražiai gaunasi. Labai patinka, nerealiai. Aišku, pavasarį būtų buvę labai gražu. Bet jau teks čia, jeigu noriu kitam pavasarį išsiuvinėti, tai teks jau čia pasiskubinti ir kažkiek daug daugiau padaryti to darbo. Labai norėsiu išsiuvinėti tos pumpurus. Juose yra bieso. Taip. Visur yra bieso, man atrodo, visos nepastebėjau, kad visi čia apibiesinti. Buvau atsijungus, gal bies, ačiū Laurai Soul Gallery už sagą schemą. Taip, taip va. Tai nespėjau savo, kaip sakiau, nespėjau pasiuvinėti citrinų. Jas vasarą siuvinėsiu. Tai ar tęsiu toliau šią rotaciją, kaip sakiau, kad padarysiu pertrauką ir susitiksim su tais darbais šiaip. Dabar noriu parodyti savo pirkimus. Pirmą parodysiu mažus rinkinukus, kuriuos nusipirkau. Nesupykit, jeigu kažką jau matėt, nes aš nepamenu, ar viską parodžiau. Tai mažų rinkinukų, berods tiek dar yra. Tiek, taip, nusipirkau. Tai, aišku, viską pirkau Vinted, nutariau, kad nenoriu labai daug tų pinigų išleisti, nebebūna labai geras kažkoks tai pirkinys. Tai va, Lanarte geliukai, noriu dar nusipirkti ranką ir kaip tik turiu jiems, man atrodo, remelius. Čia yra įdomi kanva tokia ir siūlai nerealūs, noriu juos pradėti šią vasarą. Tai va, toliau besmegenis. Aš šiek tiek bliksi. Turi tokį šaliką, jis yra 3D. Šiek tiek man jisai toksai permatomas, tai norėtųsi gal ar smulkesnės kanvos, ar kažkaip daugiau tų gijų, nes ir kepurė persimato, tai reikės kažką daryti, bet čia italų rinkai padarytas, yra dar tokių čia, siūlų nesimato, toksai mielas besmegenis tikrai susinaudos. Brenda Walton Fruit and Flower Sampler, pavasarinis toks rinkinukas, man atrodo, aš jį rodžiau. Tada toks visai jau išgriuvęs griuvenėlė servetėlių žiedai.
kalėdiniam stalui, Permin of Copenhagen. Tokie va bus. Labai naudingas daiktas ir labai greit gali susiuvinėti. Toliau toksai belpuliukas, jo likučiai. Labai norėčiau kokį belpulą turėti. Va čia parodo, kaip galima, jeigu turi, na, aišku, tą reikėtų pirkti viršutinį, bet va čia šaka tiesiog pritvirtinta ir prisiuvinėta vėlelėm ar siūlų sidabriniu. Tai va toksai su inkilėliu, paukšteliu, faini likučiai, nežinau kokios čia firmos. Acrostiche pakų, kažkas tokio pakų užklijuota. Tai va, tada gavau dovanų tokį namelį, jų pilnas pajūris. Tai va, dabar perinam prie mano įsigytų didesnių rinkinių. Parodau žurnaliukus, tai šiame žurnaliuke Plaisirs du Pont de Croix gal yra keletą schemučių, bet nelabai ką turiu čia parodyti jums. Kitas tai yra agenda, calendar, čia labai patinka man visi dizainai, aš čia visus išsiuvinėčiau. Tai būtų Création Pont de Croix, prancūzų firmos pasakos. Čia yra ir septynikštukai, yra Lisa, ir kažkaip paršeliai. Ne, čia ne paršeliai, čia Pinokio. Tai pirmą rodomas būna tas vaizdas, koksai gaunasi nuotrauka, ne, ir po to eina schema. Tai va, labai norėjau išsiuvinėti Alisą bent pradėti, bet pritrūko man laiko. Tai va, kas patinka Alisa, aišku, Snieguolė, šitas nelabai, toj parodysiu jums Mary Poppins. Čia bjaurusis ančiukas, labai graži pagalvė, paršeliai, labai linksma schema. Sutikim, kad prancūzų siuvinėjimas tai yra tiesiog malonumas. Man patinka labai Mary Poppins, man primena Halloweeną tokį dizainą, kadangi esu kaip ir mokytoja dėstytoja per brūkšnelį, tai čia kaip tik man. Tai va, labai graži nuotrauka. Tai tikrai siuvinėsiu šito kalendoriaus kažką. Agenda. Toliau lavandinė fėja su žąsimi, Lavender, firmos Dewdrop, Cecilija Voto dizainerės. Čia iš tokių vintažinių. Čia tik schema yra su siūlais. Čia yra ir metų laikų kaip fėjos, ir mamos meilė. Ir netgi va kaip gėlės Lavender, tai čia va narcizas. Gal jeigu dar pasitaikys iš tokios va serijos Women in Flower, tai būtinai įsigysiu. Vervako staltiesės likučiai. Labai norėsiu išsiuvinėti. Keletą bukletų gavau dovanų, tai iš šitų 3 bukletų labai patiko va šitie lapai. Ir turiu rankšluostę nusipirkusi, kurį reikia įsiuvinėti. Va tokį. Tai gal įmanoma čia būtų tuos lapus. Pažiūrėkit. Gal ir tiktų visai. Toks va, su tais rudais lapais arba tais, kur pasikartojančiam spalvom. Kodėlgi ne? DMC rankšluostis. Va. Super. Tik dabar sugalvojau. Tai va, toliau iš rinkinių, tiksliau iš knygučių. Tai Hardangeriui skirta knygelė, 24 procesai ir tokia pagalvėlė. Sekantis mano projektas, mažiukai rakteliai, tokia graži širdelė. Labai noriu išmokti, aš esu kažkiek siūlus hardangerį, bet nepabaigus iškarpyti, tai tų siūlų, tai vadinasi nepilnai išmokau, tai labai noriu padaryti. Dabar einam prie mano didesnių rinkinių, kuriuos įsigijau per birželį.
Tai gal šituos drugelius ir rodžiau, tai gal čia ne visai birželio pirkinys. DMC Classics, kaip matau, man labai patinka šita Classic serija. Ir įsivaizduokit, jisai kainavęs 43 eurus. Tai aišku, aš netiek mokėjau. Nerealiai čia. Geras buvo pirkinys. Tai va tokios metų laikų fėjos, Anchor siūlai. Labiausiai man patinka ruduo. Šitą, man atrodo, fėja juodais plaukais. Visos jos gražios. Tenka matyti šitą rinkinį nemažai. Made in France 2004 metų. Na ir ką, pats geriausias tai būtų Anchor firmos rinkinys Premier Collection Clift of Poppies. Ir laivai matosi, daug laivų ar laivelių. Tolumoje, aišku, žolė siuvinėsis tikrai nelengvai, bet tos aguonos. Tai va, tokie siūlai, visą laiką stebino siūlų gausa. Tai taip, labai patiko šitas rinkinys. Tai va, tai ačiū, kad žiūrėjot. Parašykit komentarą, bet prieš tai noriu paprašyti jūsų gal sudalyvauti tokiam, reiškia, mini komentarų gal konkursėlyje. Tai ką aš galėčiau, pakomentuokit dovana ir jums atiteks į žurnalą toksai drugelis. Ir mano šito siuvinio Paris schema, reiškia, kurią naudojau, tai aš jums ją padovanočiau, atsiųsčiau. Tai jeigu parašysit komentaruose dovana ir jeigu būsit koks vienas, tai jums ir atiteks, o jeigu jūsų ten bus daugiau, tai aš išrinksiu burtų keliu ir jums atsiųsiu. Tai va, toks drugelis ir tokia schema. Tai neradau dabar tos schemos, bet va taip atrodys, kai išsiuvinėsit. Iki kito karto. Gerų kryželių, linksmos vasaros ir iki.